Sveiki, aš Mantas, matematikos mokytojas, tai dirbu su vaikais, normaliais, protingais, kartais pavargusiais, bet vis tiek smalsiais. Ir žinot, kartais atrodo, kad su jais viskas aišku, jie nori suprasti, mokosi, stengiasi. Problema ne čia, problema ten, kur sprendimus priima tie, kurie atrodo lyg būtų palikti vieni žaisti švietimą kaip vaikai darželyje. Tai šiemet valstybinių egzaminų rezultatai buvo blogi ir ką ministerija sugalvojo, tai ogi pridėti po 10 balų beveik prie kiekvieno egzamino. Nu, matematika plus 10, vieniems, kitiems dar plus 5 papildomai, tai plus 15. Chemija plus 10, biologija plus 10, visiems po plus 10, kaip kokiam gimtadienyje. Tik lietuvių kalbos paliko ramybėje, kodėl, nežinau, gal ten, kad tai vertybė, o visus kitus, tai ką čia gali ir pridėti. Aš 2014 metais dėja teko išemigruoti į Angliją ir dabar kaip kitose šalyse tvarkosi su egzaminais. Tai pirmiausia, visi vaikai sueina į egzaminus, tada jie tos egzaminus parašo, kai parašo gerai, blogai, nu čia priklausomai nuo to uždavinių ten irgi prideda kartais uždavinių, kur nu, tikrai vaikams neišsprendžiamų atrodo. Nu, bet ką padarysim, tai arba visiems lengvas, arba visiems sunkus, visiems egzaminas yra vienodas. Ir tada tie darbai ištaisomi, išanalizuojami ir paskiau žiūrima, kaip tie rezultatai pasiskirstė pagal normalųjį pasiskirstimą ir pagal tai nustatomos kartelės, kam skirti vienokį balą, kam kitokį, kam trečiokį. Bet tai, nu, čia, tai ne iš lempos, ta prasme, ne iš kepurės tos balus, jie tiesiog pasižiūrėk, koks procentas mokinių kiek taškų surinko ir pagal tai juos visus sulygina. Jeigu egzaminas sunkesnis, nu, tai tais metais tos kartelės žemesnės. Jeigu egzaminas sudarė lengvesnį, tai tas karteles šiek tiek pakelia. Dabar panaudojau tokį terminą normalus pasiskirstimas. Čia, aišku, jeigu kas iš ten švietimo iš ministerijos žiūrės, kas ten dirba, tai aišku, nu, akivaizdu, kad ten nėra žmonių, kurie nu, kažką turi bendro su statistika ar su matematika, ar dar su kažko ten matosi, aišku, pliurpologijos specialistai susirinkę. Tai dabar pabandysiu paaiškinti trumpai, kas yra normalus pasiskirstymas. Gerai, tai sekundėlę, to pažiūrėsiu. Ja. Tai yra tokia kreivė, nu, labai panašiai varpelio kreivė. Ir jinai galioja visur gamtoje, kur yra nu, normalūs kokie nors duomenys. Tai galioja ten su ūgiais, svoriais, intelekto koeficientais, nežinau, pomidorų ten svoriais, nu, visur. Ir aišku, turėtų galioti ir su egzaminų rezultatais. Nu, didelė masė, jeigu išlaiko, didelė masė duomenų surenkama, tai pagal viską turėtų ta kreivė galioti. Ir dabar aš turiu kitas paveiksliukas kaip Anglijoje, čia kelių metų nuo 19 iki 23, maždaug kaip atrodo ta varpelio forma faktiškai. Tai, pavyzdžiui, oranžinė spalva matome, kad 23 rezultatų ir yra kažkoks procentas, kas gavo maksimalų balą ir yra vidurkis per vidurį, kad didžiausia masė mokinių gavo vidurkį ir kur vienetuką arba ungraded gavo ten irgi labai mažas procentas, nu, bet didžioji dauguma sukrenta, kaip matome, į vidurį. Tai kaip tai galima pritaikyti egzaminuose valstybiniuose, tai čia paprastas dalykas. Yra, matome, tas kalnelė yra vidurkis, ta tokia graikiška O raidė, jinai vadinama sigma, jinai reiškia standartinį nuokrypį. Ir ką standartinis nuokrypis daro, tai parodo, kad jeigu tu nuo vidurkio eisi į dešinę
standartinių nuokrypių ar į kairę, tai toje vietoje turėtų sukristi didžioji dauguma duomenų. Tai yra 68% duomenų turėtų sukristi tarp po vieną standartinį nuokrypį į kairę ir į dešinę normaliame pasiskirstime. Ir aišku, jeigu nueisi toliau, tai sakykime, už 2 standartinių nuokrypių ten bus jau mažiau, už 3 dar mažiau ir taip toliau. Ten, pavyzdžiui, virš 3 tai jau nelabai daug turėtų ir likti. Tai gal jūs paimkite, ką žinau, ten kaip nors pabandykite pritaikyti šią kreivę, aš pakartosiu, angliškai tai vadinasi normal distribution, gal daugiau informacijos bus, lietuviškai irgi yra vadinama standartiniu nuokrypiu, pažiūrėkit, gal pavyks. Jeigu nebandysit, galėčiau patart, gal tada iš viso geriau nedaryti tų reformų jokių, nes jos kažkaip nelabai gerai. Pabandykit šitą reformą, pabandykit padaryti, gal patiks. Jeigu patiks, tada sustokit ir daugiau nedarykit. Čia aš taip galvoju, nes kol kas, kaip matome, kad Lietuvoje kartelės kilnojamas kaip nuotaika. To ministerijai vienais metais 300 balų, kitais 40, vienais metais visi klykia krizė, tragedija, kitais gal pridėkim po 10 balų, bus raunu, čia geras. Čia logika paprasta. Blogi rezultatai, pridedam taškų, visi laimingai. Tai gal sekančią reformą padarom, kad visi baigia mokyklą su pagyrimu. Ir iš viso visi bus laimingi, viskas sąžiningai, visiems pagyrimus tik išdalinam ir, sekundėlę, aš tada gal išjungsiu tą paveiksliuką, užteks, tai gal tikrai iš tikrųjų, nes aš mokyklos nebaigiau su pagyrimu ir dabar jeigu tokį įvestumėt, aš tikrai grįžčiau į Lietuvą, eičiau vėl toliau mokintis ir aš norėčiau. Aš norėjau, kad kodėl man nepridėjo 10 balų, kodėl nepridėjo pernykščiams moksleiviams po 10 metų, kaip dabar į universitetus stot, tai, sakykime, tie, kas pernai nusprendė palaukti, kurie buvo ten debesni, sakykime, surinkę 80% ir dabar šiometiniai tie, kas surinko 80%, jie nori stoti, bet jie dabar jau turi daugiau sąlyginai. Tai nežinau, gerai, aš gal tada neišsiplėsiu daugiau, tai nes tiesiog kaip aš dirbu, aš tai nesu ministerija ir aš nesu ministerija nedirbu, aš dirbu su vaikais ir mano darbas, kad jie suprastų ir neišlaikytų dėl +10, o tikrai suprastų, ten be streso, be baimės, su humoru, kantrybe ir aiškumu. Tai tiek, tada gerą vakarą ir iki.